Labadiena, taigi tęsime teorinės paskaitos temą, būtent sprendimų priėmimo, esant tam tikrose situacijose tematiką. Ir paskutinėje paskaitoje aš kalbėjau apie vizualinės informacijos svarbą ir būtent vizualinės informacijos svarbą, kada mes kalbame apie emocijas. Ar ne? Ir aš kalbėjau apie tai, kad iš tikrųjų vizualinė informacija jinai vienareikšmiškai sukelia tas emocijas. Ar ne? Kiek jos yra skvarbios, tai yra labai susiję su mūsų praeities kažkokia tai informacija, praeities kažkokiom situacijom, ar ne, ir būtent ten susijusiom kažkokiam emocijom ir tais prisiminimais. Bet vienareikšmiškai vizualinė informacija sukelia tas emocijas, ar ne? Ir tai labai dažnai būtent mūsų sprendimai, galbūt kad ir kiek jie buvo racionalūs, bet ta matyta vizualinė informacija ir sukeltos emocijos, racionalų sprendimą visiškai galbūt ir sugriauna. Ne? Dar kas labai svarbu, kalbant apie vizualinę informaciją ir kaip mes matome tą informaciją, tai čia galite save ir pasitikrinti. Tai yra, kaip greitai akis ras skirtumus. Ar ne? Matote, yra skirtinga forma, dydis, spalva, kryptis ir į ką pirmiausia, ką pirmiausia pamatėte, galbūt mano klausimas būtų. Ne? Greičiausiai tai buvo spalva, galbūt tada buvo forma, tada galbūt buvo dydis, ir tada kryptis, ar ne? Ir tada galbūt kryptis. Tai tą labai irgi svarbu atkreipti dėmesį, tai vis dėlto, kad tie tokie skirtumai matomos vizualinės informacijos, tai vėlgi kokia ta forma yra pateikiama. Tai pirmiausia, lygtais mes matome skirtingą spalvą. Ir čia, kada kalbame apie spalvas, tai yra 4 pagrindinės spalvos, geltona, raudona, žalia ir mėlyna. Ir tada prie tų 4 pagrindinių mes matome dvi nepagrindinės, ar ne, antrinės spalvas. Tai ką mes čia turime? Mes turime čia jau oranžinę spalvą, čia mes jau turime violetinę spalvą, ar ne? Tai čia tos tarpinės oranžinė ir violetinė spalva. Tai kas labai svarbu, kaip tos mūsų akis ir mūsų smegenys dirba kartu, ar ne? Kad mes matytume būtent tą informaciją, kuri iš tikrųjų yra pavaizduota. Pavyzdžiui, yra užduotis, aš prašau jūsų, kad atlikite užduotį greitai. Tai yra, stenkitės atlikti užduotį greitai. Pasakykite spalvą, bet ne žodį. Jums reikia pasakyti spalvą, bet ne žodį, ar ne? Spalva, sakome spalvą, bet ne žodį. Spalva, bet ne žodį. Žalia, raudona, mėlyna, ar ne, geltona, juoda, mėlyna. Taip, ir taip pabandom save pasitikrinti. Ir mano klausimas, kaip mums sekėsi, ar ne? Liktais buvo užduotis pasakyti spalvą, bet ne žodį, ar ne? Tai norėjusi iš tikrųjų pačioj pradžioj skaityti geltona, ar ne, mėlyna, oranžinė, bet iš tikrųjų aš prašiau jūsų pasakyti pirmą spalvą, bet ne žodį. Spalvą, bet ne žodį, ar ne? Ir greičiausiai kažkam reikėjo liktais ir pasitikrinti, tai kokia buvo užduotis, ar ne? Aš prašau sakyti spalvą, bet ne žodį. Spalvą, bet ne žodį, ne? Tai sudėtinga buvo. Sakykime, mano kita užduotis yra įvardinti parašyto žodžio spalvą. Parašyto žodžio spalvą įvardinti. Parašyto žodžio spalvą, ar ne? Vėl kita informacija, reiškia, kitas tikslas, taip, kokį užduotį aš turiu atlikti, reiškia, pagal tai tikslas ir kaip tą, ką aš matau, kiek tos akis mato tą informaciją ir kaip tos smegenys dirba kartu, ar ne, kokia užduotis. Aš turiu dar kartelį savęs pasiklausti, kokia tai užduotis, nes mano dirgiklis, būtent sensorinė informacija, galbūt visiškai yra kitokia, nei manęs prašo atlikti kažkokią tai užduotį, nei manęs prašo, ne? Toliau yra suvokimo dėsningumai. Vėlgi, aš jūsų prašau, pasakykite, ką matote
paveikslėlyje. Ne? Ką matote paveikslėlį? Jeigu kažkas žino šį paveikslą, tai iš karto man įvardins, kad tai yra labai žinoma dailininko paveikslas, ar ne? Tai reiškia, aš jau turiu tą kažkokią tai informaciją, bendrinę, konceptualią informaciją. Bet kažkas tai fiksuos visumą, ar ne? Tai sakys, nu, matau vyro profilį. Ar ne? O galbūt prieš tai dar sakys, kad tai yra tam tikro dailininko piešinys. Kiti sakys, kad tai yra detalės, ar ne, kažkokios tai, kokios tai, pamerkta gėlė, kepurė ant galvos, ar ne, suvokimo dėsningumai. Tai vėlgi, ką aš matau, va tokią informaciją iš savo pati praeities galbūt žinių, ar ne, kad tai yra žinoma Van Gogo, reiškia tapytojo paveikslas, galbūt aš matysiu visumą, o gal kažkas kalbės tiesiog apie detalės. Vėlgi, ką matot paveikslėlyje, ar ne? Ką matot paveikslėlyje? Tai galbūt kažkas matote jauną moterį, galbūt kažkas matote seną moterį, ar ne? Ir vėl, koks tas visuminis kontekstas, ar ne? Kaip greitai aš pamačiau, ar ne? Tas suvokimo dėsningumas. Dar suvokimo dėsningumas yra tai, kad iš tikrųjų labai dažnai jie naudojami reklamoje, interjere, gatvės kažkokiuose tai piešiniuose. Lyg tai sukuriamas, na, labai tikroviškas vaizdas. Tai yra tiesiog piešiniai, ar ne? Tai, sakykime, čia yra žemės piešinys ir atrodo iš tikrųjų, na kažkoksai darinys. Čia grindys yra tikrai visiškai vienodos, ar ne, čia vėlgi atrodo lygtais iš sunkvežimio išlindusi stiklinis butelys, bet iš tikrųjų tai vizualiai sukurtas, na, va, tas suvokimo dėsningumo, pasinaudojant suvokimo dėsningumo teorijas, sukurtas, na, toksai interpretavimas, ar ne. Dar to suvokimo dėsningumo teorijos labai dažnai naudojamos, na, tokiuose paveikslėliuose, galbūt jau ir patys esat dalyvavę šitame procese. Aš sakau, kad čia yra lygiagrečios linijos, visiškai, ne? Bet jeigu aš to nepasakyčiau, kažin ar iš tikrųjų pirminis jūsų žvilgsnis tą pasakytų, jeigu aš paklausčiau, linijos yra lygiagrečios ar ne? Arba kokias linijas matote? Lygiagrečias ar ne? Egzistuoja figūros ar neegzistuoja figūros, ar ne? Juda figūros, nejuda figūros. Lygiai taip pat ir čia. Jeigu, sakykime, žvilgsnį fokusuotumėte, na, būtent viduryje, tai taip susikurtų iliuzija, kad, na, šone dešinėje pusėje esantis vaizdinys juda, ar ne? Šie skrituliukai, na, sukasi ratas, jie yra judantis, ar ne? Judantis. Susiformuoja va taip iliuzija dėl suvokimo dėsningumo teorijos. Vėlgi, kiek klausimas jums, kiek matote paveikslėlyje, na, gyvūnų, ar ne? Tai čia reiktų mums labai stipriai susiskaičiuoti, bet vėlgi pirminis liktai mūsų toksai vaizdinys būtų dramblys ir, na, esantis asilas viduryje. Bet kai aš paklausiu, kiek iš viso matote gyvūnų, žinoma, jūs pradedate ieškoti, ar ne? Ir galbūt rasite visus 11 gyvūnų. Tai dar kartelį, vat, tokio suvokimo dėsningumo, na, mūsų teorijos. Tai ačiū už dėmesį šiandieną, susitiksime sekančiose paskaitose.